Sveiki atvykę! Skaitmeninė bankininkystė iš pradžių gali atrodyti paini ir tai visiškai normalu. Gera žinia ta, kad jūs niekada nesate vieni. Yra daugybė vietų, kur galite gauti nemokamą ir draugišką pagalbą, kad išmoktumėte naudotis skaitmeniniais finansiniais įrankiais. Pažvelkime, kur ir kaip galite gauti pagalbą. Jūsų bankas nori, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Galite užsukti į banko skyrių ir paprašyti demonstracijos. Paskambinti į banką ir pasikalbėti su konsultantu. Paprašyti pagalbos, kaip naudotis banko programėle tiesiog vietoje. Kai kurie bankai turi specialius konsultantus, kurie padeda senjorams naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. Jeigu nenorite vykti į banką, ne bėda, pagalbos galite rasti ir kitur. Bibliotekos ar bendruomenės centrai dažnai teikia nemokamą pagalbą naudojantis technologijomis. Savivaldybių pagalbos centrai siūlo skaitmeninę pagalbą visų amžių žmonėms. Suaugusiųjų švietimo centrai dažnai vykdo nemokamus kursus ar organizuoja dirbtuves. Bankai dažnai siūlo lengvai suprantamas vaizdo pamokas, kurias galite žiūrėti namuose. Paklauskite, ar jūsų vietos suaugusiųjų švietimo centras siūlo skaitmeninių įgūdžių mokymus. Jie dažnai yra nemokami ir skirti pradedantiesiems. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami praktinius pratimus ir dirbtiniu intelektu paremtas užduotis. Pradėkime. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.